Nu ir sveiki gyvi. Žodžiu, leku į tašką, valtis ten foniai matos, pakrauta ir varom gaudyti tai, kas kimb. Tai ir ešerė. Ešerė dabar visai gan aktyvus, baltas žuvis, nežinau, nepagaunu, nekimb. Labas funkcionuom ir situacija, tai aš tiesiog net nesivargin tom kasdieniam žvejybom, čia kažko įrodyti. Tiesiog varau, praleisti gerą laiką, pabandyti pagauti ešeriokų, gal didesnių, gal mažesnių. Tik šiandien ir vienas niuansas toks, kad jau išvariau, pradėjai lašnuoti. Tai gali būti, kad bus biški lietučiaus, kas man, nėra jau pas toks, sakykime, fainiausias dalyks. Cukrinis tikra nesu, gaudau per lietų, per visko, bet kad varau su aviž norės to toj komfortą, to tokiam žvejybos džiaugsmo labiau gal. Tai nežinau, važiuoju, žiūrės nuvarius įvėjt, kokia čia ta situacija, nes dabar, jau te pradėjai krapnuoti. Tai žodžiu, šiandien net nesimiau nei echolotą, nieką, pastebėjau tokį dabar dalyką, kad tos technikas visas dabar iš tikrųjų nelabo kompadėt, visas žuvis yra pagrindina žolės, mailių žolės, ešerė prie žolių arba irgi žolės, vaiko ton mailių, kapuo valga ir kad ten kažkon surasti, geriau išvest net nereik, tiesiog tokių relaksinių būdų, nuvara pasigauda, jeigu pagauni, valioja, nepagauni ir kapir. Tai varau, kraunu slaukon viskon, tikus ir bandysam gaudyti kažkokį tai žuvelio. Realiai, sakau, kas kipston gaudysam, bet orientyrs ešeriais, nes ons aktyvus. On kokios gal tantas, bet lūrės echo vorma, labamėgiams irgi yra ešerių. Ir pasibandysam, pasižiūrėsam. Bandysam čiuožti į vandenį. Opa. Kažkur mačiau šiaip jau žuvis iš karto davės. Tai galbūt kai kips nedar. Ne tik sulysiu, bet gal dar pagausiu ko nors. Ar tas lėlijas čia dailė. Kom pastebėjau, tai kad labai daug kur dognas burbulion. Ir šiandien gal ir būtų. Echolots pravertis, gal kokių karšių būtų. Velnis žiena čia. Žvejosiam taip, kaip įprastą žvejodavau. Kažkas yra. Karšiais akurat. Karšiokas. Nenors mardin graipšti, žiaurė, negleivėti. Pirmas karšiokas. Gera. Gal čia ir spotėlis reikėtų užsiinkaruoti. Tada, aišku, gal ir tik tą vienstą gali pasitaikyti toks netičiuks, bet pabandyti daugiau verta yra. Ešeriukas bus. Taip. Dabar čia po black grape spalva. Įdomi šiandien su tam spalvom. Eina, kieta kažkap tep. Tai jau pabandysim savo praeito vietą, kur gaudėm. Yra. Ir visai neblogs ešeriukas. Toks gražuolis. Biški var pailsėti. Buvo vienas iš pirmo metimo, man rodos. Dabar nieko. Yra jau. Yra. Kodėl šans dedu į ton čerpok jau? Ir žmonių, kad remontis klausia. Tam, kad ešerys nepabėgtų.
ta prasme, ano būrys kartus anau. Nes būn karts, kad ešerė genas veini kitus, ypač vat kap trauki, parvara būrys arčiau. Ir to ešerį būtent ką paleidi, tas išsigondys ešerys nuved kietą būrį ton, katras parvarį sonau ir jau tad nebaišku, koro nebėra. Tai ešeris gaudant ir patartina iš pradžių. Jeigu eisi taškį rada, korkim, anus biški pasirinkti į čerpoką kažkur palaikyti ir jau vara iš tašką gali paleisti. Tada bus sėkminga ešerių žvejyba, nes sakau, kitų momentų gali būti toks variantas, kad tiesiog nuved būrį, tas išsigondys ir viskas jau tada. Aišku, nuo kronto gaudant, gal biški kiti apir, gal nelabai laikyti, bet iš valcą aš jau bent ką varau, tai vis laikans palaikau biški, o po to paleidau. Bet nėra taip, ką buvo prieš tai, kad čia pam veina po kietą, kad jie jau prie tam video. Šį kartą biški prasčiau. O, kakalė, eik tu sau. Tokį jėgą. Bum. O, bet visai neblogs jau. Avižinis ešerys. Bet užmečiau greną prie pat fronto. Ir iš karto baubam. Dabar gaudau untepalėnis spalvos. Motorola vetlūrės geroji. Gal reiks pabandyti Dark Violeta, katras veikia. Prieita kart labai gera, bet čia neaišku, ar taip ir bus, gal tas Motorolas veiks. Kon čia dar gal pabandyti ir iš kaliuko pamėginam. Opa. Yra mažas leliukas, jau čia gali pavadinti. Leliukas. Tu. A matėt, vos neištemp meškerės iš rankų. Bet užsikabėjo nunsa. Bet tai kokį ataką kali. Vau. Opa. Yra. O, raudelį. Geras. Opa. Raudžikė. Kokį gražį. Oi. Paprasmi žiaurė. Graži tai forma anos. Nu, van, iškart paleisam. Nerinksim baltos žuvės šiandien. Nu, pradėt vis stipriau linuoti. Biški nefainė, bet o kas beleikt? Gal geriau kips, o gal ne? O, bet čia jau toliau užkėvo biškėlį, ne prie pat žolyčių. O, nedickas, bet ešeriokas. Biškį taip atvėsien, paskui saulėk išlenda. Į paskui morods čia čikaraus tada. Tai jau raus, nes parein tokie nesmagus debesis, tai čia bus. Kažkur varau kitur pabandyti, nieko čia neapkimba. Na, čia tokia irgi lelyna. O, raudė. Nu, gal įdėsim į tom krežulį irgi. Blembu, anos nėra toks bais, iš tikrųjų galėjau tom pirmą įdėti. Paskui vidame pasižiūrėti, aplama kompą gavom. Tokį reviewsą padaryti. Nu, dabien raudelį. Nu, iš kur čia, nu. Gera. Visai smagenos man patinka. Jeigu yra raudelių, reikėtų dėti
kažkokį ryškesnį spalvą. Tai išausia ton ryškaliuką. Jeigu įmeti pats lėlys, gauni karts kliuviok, būn matyt sėd tos raudelis. Aišku, nam čia gal reikėtų masaliok pamažinti, gal tada labiau kėptų, bet nežinau, aš tingu dabar čia žaisti, 0,5 užsidėjus šitą tantą, kažkiek pasigauna, gerai. Jie jau norės tikrą, pasiims. Kažkas ir, opa, įkalbėjau, tai raudys ten, ko gero gali dauteis. Gerulė, gerulė. Nu va, ruda spalva. Ana vadinas triufelis. Raudelė įkalbėjo. Bet tu ir grina ypač žulsi mesti. Visiškai ypač žulsi. Vėl užėjai lyti. Dabar užsitraukiau. Išveinu čia beveik tokį. Esmė yra, žinot kokį. Žvejoti ir nebejoti prarasti avižos. Va čia yra auksinė taisyklė. Jeigu bijosi mesti ten, kur gali prarasti avižą, va čia minusas, niek nebus. Pavyzdžiui, kaip tos raudys ten. Tai nu visiška žolės, nu tai arba. Arba tu anon arba antai. Bet kažką pasisek man ištraukti. Taip visai sėkminga. Čia kažkas lingona. O ten irgi. Biški daudas kažkas. Opa, vėl raudė. Nu vo, išvariau gaudyti ešerių, kai raudis. Nu toks paradoksas kažkoks gaunas. O kaip išvara gaudyti? Baltos žuvės, kai ešerį. Nu kosmos. Tuom gali pasakyti. Nežinau. Nežinau. O. Matėt. Pasibaidė raudis. Opa. Eik tu savo. Anos kaip piranijas, tai blemba, kad daug su žvakėm, su visko. Taip jau agresyvė. Op, vėl buvo, eik tu savo. Turėjau vėl. O. Opa, yra. Opa, pa. Ta jau gera irgi. Vo. Laba, gera, čia viskas yra. Žuvytė kimba. Okei. Nu jau, čia biškai apsirinka, nu kažkaip laba po nedaug stovu. Po kelis veinėts praktiškai, aš nesuprantu. Arba čia tik tų aktyvių teikti ir po kelis. Nes vat iškart nusirinka ir visi. Opa, yra. Bet čia marots ešerys, jeigu neklystu. Jo, ešeriukas irgi gera. Žuvis ir žuvis. Nu, va, atrodo. Labai gražia. Tokia va grina ešeriuka, raudelė. O, yra. Jau čia raudė bus. Ne, ešerys, bet gražus, eik tu savo. Gražus. O tai liuksus. Varau kažkur kitur, iško čia marods ir išsirinkėn jau viskas, apiplaukiau jau. Varom naują veidą. Na va, biški vėl nustoja kepti, pradėjo lyti. Tep lengva, bet lyn. Ir galvoju, ką fainė ta prasme, kad teik turi daug masalų ir žvejybo gali vis laik pasirinkti savo tinkam spalvą. Tai jums į pagalbą Vetlūrės tantų rinkinė. Vot kaip šiandien
Norėjau gaudyti ešerius. Kėba on grape chocolate, kėba man rodos motoroilą, kėba biški man rodos ant orange oilą, va karšio orange oils. Paskau pradėjau medžioti raudis. Katrų pamačiau ir galvos taip, kad kėba ant triufeliaus, tos rodos spalvos. Ir va tai parodo, kad pagal situaciją būtent su tau tantų rinkiniu galiu prisitaikyti pagal žuveis rūšį, pagal aktyvumą, reik šveisiau, tamsiau, ryškiau. Ir žodžiu, nebliekti jokių problemų, tiesiog tik tą gaudyti. Tai vat kas norit, vetlūrės.eu yra tokių tantų rinkinukų, 12 spalvų, po 20 vienetų ir galit savo į valias žvejoti. Ir pirkdami būtent ton rinkinį dar galit panaudoti nuolaidos kodą PUTNA 7, su katru gausit 7% nuolaidą visam savo krepšeliu. Gal norėsit ton rinkinį, gal norėsit kažkokių masaliukų užsisakyti, tiesiog panaudokit, kaip sakai, ir sutaupykit. Nu, pradedu naujas paieškas, dedu jaučiu orange oilą, pradžia, kad būtų universalesnis toks, o po to žiūrėsim pagal žuvų rūšį, pasikeitaliuosim. Jeigu ešeriuką, motoroils, jeigu raudėlių kokių, tai to nurodo. Dabar, kas mėgi. Ešerys. Nu, pailsėti. Nu, žodžiu, raudelis užsirėša, nebekimba. Tai pabandysiu užsidėti 0,8 ir tiesiog pravaryti didesnį plotą. Gal kažkas didesnis užkeps. Koks ešerys dar kas nors. Pabandysiu, tiesiog nežinau, kas čia gausias, bet tik mastau, kokia ton spalva dabar. Ai. Gal mėlyn? Būdau, ką eidau. O. Nu, o. Ką suvalgi? Iki nesakysiu net kur. Ech, tu ką pikts. Nu, von, 0,8 yra. O. Yra geresnis biški. Ešerys. Ai, ne, tu stiprus. Bet vis tiek fainas visai. Vis tiek visai fainas. Eik tu sau, kažkas buvo geras. Eina sau. Čia reik didesnį kabliką, jei kirsti galėčiau. Jo fana. Čia galėjo būti geresnis ešerys. Taktika tokia. 0,8 gramą irgi. Bet su didesniu kabliu. Man rodos, kad turiu. Jo, vėjins, man rodos, dar ir liekis. Vėjins su didesniu kabliu. O gal dar kažkur turiu, net nežinau, reikėtų pažiūrėti. Ir tada dėti echo vormą ir gaudyti, bandyti ešeriukus. Va, turiu aš irgi tokį komplektą. Bet čia visanom pats susirinkis. Bandom. Ir dar viena, ne tai kad naujiena, bet mum papildėm valtį. Jau naudoju ton dalyką visai nemažą laiką. Realiai, kad valtį įsigijau šį sezoną, pasiėmiau tokius meškerių laikiklius. Tokiai, ant slankiojo, ant saulų užsided. Maru.lt yra meškerių laikiklė. Gamen toks žmogėlis su 3D printeriu. Yra ten visokių dalykų, diperių, laikiklių, visokių žeimos reikmenim, ten graštų, kažkokių vazų, ta prasme, nuo iki visokių dalykų. Jeigu kažkas kažko atrasti savo patinkamą, galite panaudoti mano nuolaidos kodą PUTNA 20. Gausite net 20% nuolaidą savo užsakymų, jūs įsivaizduojate. Tai vat sakau, aš pasimėjau 3 laikiklius savo, porą meškeryčių, jeigu kas.
Nu, bet aš šiaip mėgstu dažniausiai imtis vieną meškerį, bet jeigu va koks kolega turėtų porą meškerių, tai pum, susidėję, ane, va, slonkio, viskas liuks meškerė, kai įsided laikos, ledas. Ir kas esmė, kad neužėm daug veitas, man tas labiausiai patinka. Tai vat, užeikit, pasižvalgykit, maru.lt ir gal kažko nesirinkit. O, kažkas yra. Visai geras atrodo. O, ešerys koksą. Prašau. Vo. Und dark violeta. Echo varma. O, yra vėl. Opa. Gal taškas čia patink, gal spalva, nes pakeičiau. Nežinau. O, какая. Karšys. Prikolists. On tepna. Iškart laukon. 0,8 gramą. Kimbi baltų žuvis pasirodo kartas. Nu, man būna dažna, net ir ant ultrika užkimba. O, pasijė. Kažkas. Ešeriukas. Biškį dreifuoju. Gal reikėtų visą inkarą užsimesti. O, ir vėl. O, ką jie nešerė. Viens pakėtų beveik. Oba, išpavaltis. Opačkė. O, pasmeigiai. Kažkas bežgeresnis. Įtara ešerys. O, gražus visai. Nu, vo. Liuks. Žvejyba vyksta. Kibėms ir. O. Opa. O, ir. Opa. Kad daug smagia. Nu, tavižos tokie ne patys mažiausia, galiu pasakyti. Javoniai traukas, Iškart ir vėl. Tik užmečiau. Nu, pasikūri. Oba. Vai. Ir vėl. Gal ne tas pats, bet gali vėlė. Nu, įdomi bus pažiūrėti, pamešti šiandien prilupom, nes jau biškį čiučiut ir kažkas. O, kas mėgė. Kakrata galva gera. Opa. Aš dar šiaip, žinot, kontūrų. Turiu 1,5 gramą. Čia tie šavežadrebiaus žvejybos paliks nano džiginį. Nu, jau ir 0,8, o šiaip nano džigs ir sakykiam, tai plus minus. Bet gal nebekelsiam aukščiau, jau visai gera kimba. Viskas yra okei. O, ir. Pravedėjom pasijėti. Opa. Pabandysiu bairos pakeisti spalvą. Pakeisiu į Motoroil. Nes šiaip Motoroil ešeriam tai yra saldainis. Vat įdomu dabar, kips ar nekips. Kiekvien metėm dabar realiai pagaunu. 2 metėms padarysiu, 3 gal.
Jeigu nieko, viskas aišku. Echo Worms, Dark Violets, ko gero. Ir sukliuvo. Bedodai žiauriai agresyvė. Toks tai kibėjimus tai labai išraiškingas, konkretus. O, ir vėl. O, kažkas kakalė. Tu saučika jaudon. Ta pasaulka pašveit, ką tomsė. Žiauriai. Nu, tu jaučiu, užpėls jaučiu. Gaudys tol, manau, kol kips dar. Jeigu nustos, tai mod mašins to. Bus viskas aišku. Nu, šiaip gali pasakyti ant Motorola irgi kimb, bet manau grįžu prie Dark Violetą. Kažką agresyviau atrodo. Šiaip žiauriai geras masalas, kas liet ešerius ir dėdelis, raudis ir kojas. Ta prasme, bomba ir ypatinga mes suarė ant kavarom gaudyti, tai o tas masals ant didelių raudžių. Siaubas tikrai ir labai gera suvalga, dydis toks kosnis ir ta prasme. Ir neprašaunė jau tą žuvelį, tai tikra. Ir ešerys, vot sakau, valga. Žodžiu, toks universalus, bet orientauts į jau didesnės žuvis, jau tikra didesnės. Lyną buvau ant to pagavęs būtent šį metą irgi. Bet ant raudona, ant granatas spalvos. Irgi buvo puikus variantėlis. Nu, atšalo ors, pradėjo vėjuk spūsti. O, buvo maras. Ir buvo, sakau, kalibiški, bet nepataik pilna. Kažkas čia porė nedomė. Karšys vėl. Opa, trets šiandien jau. Bairists. O, kakali. Bet šį karšys jaučiu vėl. Akurat. Vėl karšys. Opa. Da viens. Nu. Echo Worms, Dark Violets. 0,8 aviža. Kur sakyst, baltai žuvėgi ne Ein irgi. Ir esmė, kad pravedėjimą darau, tikrai jau netokį. Pat minkščiausias. Kots ne pats minkščiausias. Tai kuokaniai tor būti aktyvoma, kad tokiom sąlygom kėpti, vat irgi. Čia ir jau, nu, prasideda. Nu, debesioks nemažas, bet ilga nelys, man rodas. Turėčiau iškentėti. Kakali. Valą naudoju Dual Vevon 0,2. Šiaip visai geras, galiu pasakyti. Stipresnis už 0,13, bet irgi gerą metą, sakyčiau, biški geriau negu įprastas 0,2 pintuks. Tai šiaip vat pabandžiau, labai visai patiekums maniai, vat ir ešeriukam, tombesniom kažkokiom žuvytėm vat gaudyti. Toks tarpinis variantas tarp 0,13 ir pintok, ta prasme, normalaus jau pintok. Užskaitau irgi, kas norit, vat toik ne pat ploniausi. Bet irgi gerą laikojantį valiok. Galiu rekomenduoti. Gali iškart. Nu, smagumėlis, tiesiog smaginuos. Smaginus šiandien. Kad tos žuvis, nu toks, nėra spūdinga dėdelis. Mes čia ką gaudavom monstrins ešeris. Bet, nu ką smagiau ant avižos. Kad ir tas toks mažas ešeriuks, nu koks ant tas smagus. Elektrinis toks, kad dauda. Belekiai gera. Opa, yra. Klioviukas, bum. O gal net smagiai iš tikrųjų žinot kalin. Tokį savitą emociją.
apie nostalgiją net, nes esu turėjęs žiaurę gerų žvejybų kaplyn būtent. Ir gražių ešerių, visko. Tai va tep dabar. Aprungėlį, biškį šiokį tokį yra. Kelins ne pats geriausias, bet tu nuteiki telyn. Tai va tep lengva krapno, šilta. Ešerius į keselį dėliuoji šitą. Oho, metėms be kliova, ir be kibėjimų mūsų siek bus. Jau tokių dabar retą pasitaikė. O, vėl yra. Nu va. Nu čia mažas jau laba. Bet toks elektrinis. Opa. Vėl ir. Kiek metim visišką. Kiek metim. Nu, taip. Aš pabandysiu užsidėti, žinokit, 1,5 gramų. Aš pabandyti. Gal ir būti blogiau, o gal ir būti geriau. Jau čia gauna džigėlis toks. Kon tik pagavau veidom 1,5 gramą. Kamera žiūr buvo išjungta. Tai, bet nepasakyčiau, kad čia ir kažkas geriau. Jaučiu biškį per greitą, viskas vyks. Reiks grįžti prie 0,8 tada. O, yra. Nu, da jaučiu veiną pagaunu, pakeisiu biškį veitą, pabandysiu ir... Žinot, kon man ešerė buvom pabėga. Anei buvom, muniai pabėga. Kapaniai sūgiam. Ištuoti. Pralysti. Žiūr, ir išlieki. Nu jo, papa. Tai bus, aš čia pramazins, tu ešerių da. Grino, žiūr, ir išlieki per tarpiokų nuplokio, mažą pasileikti. Eina savo. O. Kas čia parein? Karšiais vėl. Nu, šiandien jau 5. Karšiais? O. Iškart yra. Op. Pasmengi. Žodžiu, pradėjo lyti, manau, užteks šiandieną jau. Žiūram, končiai prigaudėm. Bet man rods, ką man per ton tokį palikti, ten mažiliok dabišk pabėga. Nes viens tikrai mačiau, ką išlieki, tai vat gali būti ūda, katrųjų net nemačiau. Nu vo. Biškį yra šiek tiek tų žuveliukų. Kelis raudelis, tokias vat, visai. Dar buvo ir karšiukų, buvo viskuo, kad rūčiai nedėjau, man rods 5 karšiuką buvo. Tai va, nu biškį, pagaudyta.
Nu ikon bandom leisti visą ton grožį. Išplaukų veisimoną žuvinuką. Va. Nuveins ir numėris, nes labai buvo giliai įrėjęs šiaip jau. O visas kietas, kaip ir liuks, nieka nėra iškėlusi. Žodžiu, super. Nu viskas, tepiau slidis, užtenk šiandieną besilydyti jau. Nu dabar vėl nustoju, tokie sužėjai, protarpės lyn, saulė, vėl normaliai, nu tokį, vat, kažkokį tą dainą. Bet vat, išvariau gaudyti ešerių, pagavau ir raudėlių, pagavau ir karšiukų 5. Tai žodžiu, visai smagi daina, o ešeriukų tai kosmosas. Realiai, sakau, buvo tokių momentų, kad kas metim, realiai, meti trauk. Nu tas kalibras toks ne pats didžiausias, aišku. Bet smagiai, bliam, nu smagiai, nu veiksmo daug, kibimų daug, nu kuo daugiau reikia. Nežinau, man aplamai išvalytis patinka gaudyti. Ir dar čika kim, nu tai šviesa labai gera. Tai žodžiu, kas šiandien dirba? Tai dirba pačio pradžio, man rodos, motoroilinis Vetlūrės standam, motoroilinį. Gaudžia vešerius, kiek jau ten pavyko pagauti. Dar karšiok teisinga pagavau ant Orange Oil. Po to radau raudžių, katros kėba ant triufeliaus spalvos, irgi tanta. Tai vat, te biškitos spalvos miksavos. Ir kol galų gali radau tus ešerius, katrai vat kabaliuojos jau ne prie kronto kažkur, jau tokio platumo biškėlį. Tai kėba išskirtina un dark violeta, bet echo vorma. Tai žodžiu, su tantom mažesnė ešeriuka prie kruntų, raudėlis, o va tai visi ešeriuka aplama. Tai ant 0,8 dar šiaip didžioji dalį pagavau irgi. Gaudžia ir ant 0,5, bet atsibodu man tiesiog, kol nuskundini, kol ant 0,8 greičiau visas procesas vykst. Bet vadėjau 1,5 gramą, 1,5 nebekimb. Viskas jau kažkaip neptep. Matyt, reikėtų tokį plastiškomą, nereikia per greitą kritėjimą. Ir žodžiu, šiandien tokios taktikas. Tai vat, vetlūrės.eu galite nusipirkti rinkinukų, galite nusipirkti pavienių masalų, nuolaidos kodas Putno 7. Ir žodžiu, gaudom žuvį. Viskas yra labai puikia. O jeigu norit kažkokio aksesuarų į valtį, prie valtis, kažkas tai numams, man rodos, yra visokių tokių praktiškų labai dalykų ten pasano. Tai maru.lt, nuolaidos kodas Putna 20% nuolaid gaunat viskam. Kosmos. Tai žodžiu, tokia reikala ir varykit, pasižiūrėkit, gal rast, kas kam patink. O šiam kartą, ko gero, teik, labai tikus vėl, kad išliksam greitam. Bandysiu biški vidosiukų padaryti daugiau su šių dienų aktualijom, kokiais situacijas, kas kim, kas nekim ir panašiai. Tai vat, maunu namo, montauti jums video ir ačiū, kad žiūrėjot, laiką, subscribe, komentarą, jeigu dar norit. Ir susimatom kitam kartį. Laiminga!